Dvi mašinos. Ir ta mėlyna. Labą dieną, su jumis Grigoris, siuvimo mašinų meistras. Matot, ir ta mašina mėlyna. Ir graži, ir ta graži, ir ta graži. Koks skirtumas? Va šitą man gražina šiandien po remonto. Reiškia, mes pataisėm mašiną 6.06, šiandien 6.0 gal 17. Va taip siuva po remonto mašiną. Kodėl? Todėl, kad viską padaryta iš plastiko. Aš greitai siuvau, pas mane liktai siuvo tą mašiną, viskas buvo gerai, patirinėjau ten tų atplaišų. Reiškia, o pas klientę, kadangi sunalitai, nesiuva. Pinigus jau nebuvo jokių norų ją taisyti, užlipdau ten brandą, žinomas brandas mūsų Lietuvoje, šitą užlipdau, kad nematytume tiesiog, kad nenuskriausti žmonės iš tikrųjų. Gal ten ir pasitaiko ir kokia nebloga mašina, kažin, šitų brandų, bet šitą techniką tiesiog negalima nepirkti, negalima, iš vis net ir galvoti apie tai negalima. Nes, bežiūrėkit, nu gerai, tas strypas, kur laiko šitą kojelę, nu iš plastiko, nu tiek to, nu tegul būna. Adatos plokštelę sutaupė, čia padarė iš plastiko stiklą. Nu gerai, bet ten dar kažkiek tai metalo yra. Gerai, tegul būna, jau taip tegul būna. Rytis gaubtas, plastikinis, nu šiaip, nu gal, nu sutink, nu tegul būna jau. Norit sutaupyti, gerai, padarė ten pigiai, horizontalią sistemą, iš plastiko rytis gaubtas, gerai, tvarkoj. Bet kad šaudiklis, patį šaudiklį būtų padaryta iš plastiko. Nu tai prašau, taigi ta kabliukas prieina prie metalinės adatos. Kartais užada tą kabiną, kartais ten siūlas pjauna tą plasmasę. Ir ypač jeigu nekokybiškas. Tai va, pasiuva, gal ir nepasiuva švis, gražina atgal. Pinigus gražinti nenori. Paprašė parduoti ką nors patvariaus, kad būtų, nu, kad normaliai būtų, kad mašina siūtų tiesiog. Tai va, toks skirtumas. Dvi, taip sakiau, dvi gražios mėlynos. Bet, žiūrėkit, ką aš parduodu. Parduodu prototipą, mes gaminsim šitą mašiną vėliau. Mes turim dabar tik tai kaip prototipą, kaip pavyzdį. Va, metalinės rytis gaubtas, metalinės žiedas, metalinė šaudiklė. Supraskite, aš nieko prieš neturiu prieš tos plasmasės. Ne plasmasės, o prieš horizontalus. Bet matot, jinai pilnai pagaminta iš plasmasės, iš plastiko. Net ir kablis tas plastikinis. Ok, padarykite iš metalo. Aš nieko prieš. Kumpliaraštį, padarykit kumpliaraštį iš metalo. Padarykit tą kablį iš plieno. Ir visą sistemą padarykit metalinę. Nes negalima daryti šitaip. Čia vienas iš priežasčių, kodėl mes nusprendėm turėti savo brandą ir gaminti savo siuvimo mašinas. Todėl, kad tu pririštas esi kažkur tai, parduodi, o jie nusprendė tiesiog sutaupyti. Va taip, bukai. Atsiprašau, čiagi YouTube'as, jo negalima keiktis, tai iš prastos medžiagos pagaminti pigiai ir parduoti brangiai. Čia žemiškas mūsų noras. Ir to mes skiriamės nuo kitų įmonių, nuo kitų brandų. Būtent mūsų Rubino, kiek mašinų mes pardavėm jau, 1000 mašinų tų parduota, per 17 metų ne viena neišmesta. O patikėkit, žmonės kartais dirba labai daug. Tiesiog neišmesta ne viena. Aptarnauti, jo kartais ateina aptarnauti. Kad pasakytume, kad va, pirkit naują mašiną, nu nebent jau taip panorėjo. Tai va, ir turim va šitokią mašiną. Taip, viską iš metalo. Statykite net ir kumpliaratis, ką jau retai būna, bet mes radom tokių tiekėjų, tokių gamintojų. Mes darom taip, kad va šitą detalę irgi metalinė. Ir ta metalinė, ir šitą metalinė. Ir nieko jinai garsiau nesiuva. Kaip siuva tyliai, taip ir siūna šitą tyliai, nes kokybė labai gera. Statykite laikus, dalinkitės video, nes šitą informaciją iš tikrųjų labai naudinga. Neužterškit pasaulį plastiku. Tiesiog. Nupirkot mašiną, turi tarnauti 10, 20, 30 metų jinai tarnaus. Iki tol, kol jūs nepanorėsit, ką nors ten, nežinau, daugiau operacijų, verloką kažkokį turėsit ir taip panašiai. O šiandien tiek informacijos. Su jumis buvo Grigorij ir UAB siuvimo stilius.
statykite laikus, dalinkitės video, kitaip nefilmuosiu. Iki.